filosofija teigia, kad teigia ir krikščionybė, yra Ajurveda, 3 gūnos, 3 dalis, 3 kurantieji pradai sudaro 5 šviesos dažnius, kurie valdo visą metabolizmą. Tai yra judesys, pasikeitimas, transformacija, mutacija ir transmutacija seka vienas kitą, tai parašyta senosiuose knygose. Ir kad paprasti žmonės lengviau suprastų, tai pavadino stichijomis ir davė joms vardus. Ir visa tai kiekvienas tarsi bangos dažnis valdantis metabolinius procesus. Jeigu ezoterinė prasme, galima pasakyti, kad liga atsiranda tada, kai didžioji dvasia esanti mumyse ir sujungta su mumis, o mes esame didžiosios tos dvasios konkretizavęs, įgavę formą virpesiai, tai yra mūsų individuali siela. Ir kai individuali siela negali savęs išreikšti, tą formą laužo. Liga smūgiuoja, kad mes grįžtame į kelią. Ir koks žmogaus gyvenimo tikslas. Rytuose buvo sakoma, augalų gyvybės tikslas šviesą atnešti žmonėm, pasiaukoti. Tai dabar įrodė mokslas, tai fotosintezė. O žmogaus gyvenimo tikslas, gyvenimo turi transformuoti aukštesnę sąmonę meilę. Mes nepasirinkom gimti Lietuvoje, iš kokių tėvų atsidursim ar ne karo kurie, bet visą tai mes turim transformuoti aukštesnę sąmonę meilę ir nurodyti būdai, kaip tai daryti. Apie tai aš jau tiesiog pasakiau, kad mes turime jausti, jeigu mes esam vedami tos aukštesnės jėgos, kaip kiekvieną minutę pasielgti. Kvėpavimo pratimais galima ne tik tai gydyti, kaip sakė prieš mane garsus mokytojas, bet galima iškvepiant keisti pasaulį ir iškvepimus su intencija. Visada labai svarbu ne tik tai, ką įkvepi, bet ką iškvepi. Iškvepi visiems gali padėti. Tai pakeisti artimiausių žmonių, šeimos ir kitų žmonių likimus, už tai negalime iškvėpti su kažkokia nemeilė ar neapykanta. Ir dar kartą pasikartosiu, kad visada svarbiausia jausti visuminį ryšį su visais, gyventi džiaugsme ir mylėti. Tai tokia filosofija. Ir kas išprovokuoja tą ligą? Tai neteisingas gyvenimo būdas, mintis, jausmai ir, aišku, neteisinga gyvensena. Ir mes akcentuojam tik tai 3 lygmenį, neteisingą gyvenseną, bet matysim, kad dar Rozenkreuz ir Ordinas, kuriam priklausė Newtonas, Mendelis ir kiti garsūs mokslininkai, yra pasakę, kad visata sudaryta iš 7 lygmenų, o žmonija turi 3 lygmenis ir jais gali keisti visatą, tai veiksmu, tiesiog paprasčiausių veiksmų. Prieiti, valgyti, paglostyti jausmais ir mintimis. Net aš vaikas būdamas galvojau, man sakė mintis ne materiali, bet aš galvodavau, kodėl jie sako, kad jeigu tu pamatai ten griūnantį žmogų, jam mušta kaulas, tai pas tave ten antikščiai suveikia nuo tos minties. Kaip tai, kas nėra paleido. O kinų medicinoje tai bus aiškiai parodysiu schemą. Yra kanalai, kurie valdo mintis, kanalai, kurie valdo jausmus ir kanalai, kurie valdo tai, kaip mes gyvename, maitinamės, kaip mus veikia šiluma, šaltis, drėgmė, kaip veikia šiluma, šaltis, drėgmė, augalą, tai mes matome, kaip tai veikia kūną, lygiai taip pat sukelia ligas. Gal jūs žinot, kaip šiluma, pabuvę karšti kaip šaltis, bet tikrai nežinote, kaip drėgmė ir kokias ligas sukelia. O sukelia pavojingiausias, irgi tai atsakysiu. O tai yra Dao ženklas, galima sakyti, aukščiausias ženklas. Jis reiškia, kad visa materija ir gali egzistuoti tik kaip 3 jėgų vienybė. Apačioje yra biocheminiai dalykai, o viršuje jie vadinami energija. Viskas egzistuoja kaip materijos ir energijos visuma. Ir kai mūsų vienatomai liks, o iš mūsų išeis jam dalis, kitos jam dalis pritrauks mūsų atomus ir mes virsime medžio lapu ar kirminu ar kažkuo kitu, nes atomas yra nedalomas. O kol mes esam gyvi, mes visada egzistuojam kaip 3 jėgų vienybė. Tai energija, materija ir jungiančioji grandis. Ir čia kartu matome ir 5 elementus.
in arba materija yra vanduo, ugnis, in gali virsti jam, tą verčia medis, metalas ir jungiančioji grandis žemė. Lygiai tą pat Ajurveda teigia, kad mūsų sudėtis, savybės priklauso nuo 5 bangos dažnių, vadinamų elementais stichijomis. Jos valdo atskirius procesus ir joms sutrikus atsiranda liga. Ir yra virš 400 energinių kanalų, labai tikslus energinis algoritmas, kuris reguliuoja mintis, jausmus ir kūno procesus. Ir žmogus tą savotiškai jaučia. Kinų medicina sako dar kitaip, jeigu aš neinu tą kryptimi, kurie eina mano talentai, neinu Dao kryptimi, o Dao kryptimi eina žmogus vedamas aukštesnės jėgos, tai jis tiki. Mes esame krikščioniškoje šalyje ir kinų medicina yra medicina, tai nėra kažkoks tai tikėjimas, dabar jinai Oksforde tyrinėjama, kultūriniai kanalai, kiti, tai yra filosofija. Jinai tinka visom religijom ir krikščionybėm. Žmogus turi jausti, kad virš jo galvos dangus ir jeigu jis daro kažką gero žmonijai, visada dangus atras priemonės. O energijas, mityba įsima į žemės, jis yra tarp dangaus ir žemės. Ir paprastai tas energijų algoritmas, va jūs matote, mes šitą manekeną vadinam jaunuku, paviršiuje yra energiniai kanalai, kurie valdo mūsų mintis, jausmus ir aišku labai daug sudėtingų metabolinių procesų kūne. Bet kinai turi ir kitus kanalus ir, pavyzdžiui, širdies kanalas prasideda pačioj širdėje, eina visus organus ir taip pat net ir kepenys, inkstus ir, reiškia, sutrikus širdies veiklai kenčia visų organų veikla, dar sudėtingesnis, sakysim, plaučių kanalas. Jis netgi eina stuburų galvoj, daro didelį linkį, tik išeina rankoje, vėliau ir eina. Ir čia mes ir metom tą energijų algoritmą. Dabar aš čia sakyčiau, kodėl pavadino stebuklingais ir verčia visi stebuklingais indais. Už tai, kad nepamatuoja akupunktūrinioje technikos, tai yra folis, nakatani, vega testai ir kiti testai. Yra iš viso 20 kanalų, reiškia 5 stichijos valdo po 2 kanalus, TR ir MC kanalai arba perikardo 3 kūno dalių valdo jausmus, o 8 neįprasti kanalai, nes jie naudojasi kitų kanalų taškais, už tai jų negalima pavaduoti, valdo mintis. Ir kaip atsiranda liga, jinai gali atsirasti visuose 3 lygmenyse. Už tai kinų medicina sako, jeigu žmogui laikinai geriau, tai nereiškia, kad jis pasveiko. Reikia gydyti ilgai ir visą žmogų. Ką daro šiuolaikinė medicina? Jinai pagydo žmogų. Čia va žmogus kaip kryžių. Čia šį arba prano ženklą, o čia va ta energinė schema. 8 neįprasti kanalai. Susijungus kiaušialąstei iš spermatozoidų ateina 3 kūno dalių vektorius ir jis atneša informaciją, kokias turi būti žmogus. Ir tada susiformuoja per 5 pirmus mėnesius neįprasti kanalai, tai yra mūsų misija. Tai čia pirma lygų priežastis, jau imuninės lygos yra onkologija. Jeigu mes nevykdome, netiduodam žmonijai savo talentą. Nevykdom savo misijos, dėl kurios atėjom į žemę, kuri mums paskirta. Ir tik tai 3 kūno dalių kanalas atsiranda 6-7 mėnesį, tada mes galim gyventi, o vėliau nuo 7 mėnesio formuojasi kanalai, kurie valdys mūsų kūno funkcijas. O MC kanalas, kuriame yra mūsų ego, tai yra ateina tik į žemės struktūrų, neturi ryšio su dangumu. Ir dar norėjau pasakyti, kad medicina gydo tik tai va šitas apatinę dalį kūną, tam tikrus procesus. O dar kartą pakartosiu, jeigu kūnui laikinai lengviau, tai nereiškia, kad žmogus pasveiko, reikia gydyti ilgai ir visą žmogų. Reikia keisti jo mintis ir reikia keisti mąstymą. Ir akupunktūrinė adata neviršui turi tokį valiutą, 3 rutuliukus, jeigu yra tikra. Jinai ateina iš tam tikros krypties ir, pavyzdžiui, jeigu aš ją smeigiu tašką Renmai 3, kuris gydo šlapimo pūslę,
Tai aš gydau šlapimo pūslės ligas, aš kartu gydau, galbūt susirgo dėl baimės, nes baimė vandens stichija pažeidžia. Ir man ateina mintis, kad man šitam pasaulyje nėra ko bijoti. Mano širdį esanti dvasia supranta, kad aš esu nemirtinga skrydžio būtybė. Kad nemirtingumas, meilė ir solidarumas mano širdyje padės man išgyventi. Tada yra ir gydomas žmogus. Tai va, vieną jau minėjau priežastį, kad žmogus serga, kai netlieka savo misijos ir gydoma per 8 neįprastus kanalus. Nerimas, depresija, psichosomatinės lygos. Mūsų bobutės tą sakė, kad atsiranda tada, kai mums nuvažiuoja stogas, lūžta MC ir TR kanalai, nes nematoma savo aukštesniosios esmės. Lūžta šie kanalai ir mes nebesujungti su savo neįprastais kanalais. Ir tada mes gydom per TR ir MC kanalus. Per TR kanalus gydoma daugiau depresija, nes tada, jeigu žmogus nenaudingas visatai žmonijai, tai per TR kanalą jis negauna energijos į energinius centrus. Ir tada žmogui labai silpna. MC kanale yra ego. Dažnai žmogui, jeigu jis per daug jautrus, irgi šis kanalas sukelia psichosomatinės ligas. O apatinį ratą pažeidžia šaltis, šiluma, drėgmė, sausumas, bakterijos, virusai, kurie kinai vadino smalsiosiom energijom. Dabar netgi pažangio šalys, Amerika, Anglija, kūrė tam tikrus bangų dažnio generatorius, su kuriais galima ir parazitus užmušti. Zaperis yra toks prietaisas sukurtas, jeigu girdėjo. Ir taip toliau. Tai užmuš bakterijom. Ir aš truputį pakalbėsiu apie apatinį ratą. Tai yra 5 bangos dažniai, bet mes matom, kad jie generuoja vienas kitą. Ir aš pakalbėsiu, kaip sutrikus kažkuriam bangos dažniui, kokios lygos atsiranda. Ajurveda medį vadina vėjas ir oras, o metalas tai yra vakuumas erdvė. Ajurveda daugiau nagrinėja žmogų principų vidinės žvaigždės, tai kaip po 2 stichijos. Pavyzdžiui, ugnis, vanduo, pita, vata, žemė, kapą. Tik tai būdas, kaip gyventi. O abi sistemos, aišku, tą pačią vieningą visumą veikia. O čia aš parodžiau, kad tuos 8 neįprastus kanalus galima pavaizduoti va šitokią sudėtingą fučioktogramą, kuri rodo bet ką. Ką reiškia bet ką? Tiksliau sakant, viską. Naujo socialinio reiškinio atsiradimą, naujo baltymo gamybą, naujo žmogaus sukūrimą. Jūs matot, kaip veidrodinė sistema vienas prieš kitą įsidėstė kažkokie 4 hieroglifai. 3 jam, o čia 3 sin. Dabar Oksfordo universitete įrodyta, kad tai adeninas, guaninas, timinas, citozinas. Tai yra, rodo, kad pažeidus ir kitaip mąstant atsiranda ir DNR pažeidai. Jeigu kalbėtų apie socialinius reiškinius, šita pusė yra in, o ana pusė yra jam, tai yra materija. Va mes kiekvienas sėdim dabar ir mes sėdim, matom savo kūnus, va šitą va savo pusę. Mes kaip manęs, bet mūsų laukas magnetinis bendras, turim bendrąją lygimą. Jeigu kartu, pavyzdžiui, iškvėptumėm žemėje gražiausius jausmus arba savo gražiausius jausmus, visą tai per šitą vietą eitų mūsų pasąmonė. Ir netgi toks žurnalas analitinis kaip Veidas rašė, kad žmogžudį pagimdo 10 000 žmonių vienas kitą neapkėsdami. Sakysim, pas Joną Petrą Onutę yra nemėgimas ar tai kaimynų, ar tai savo vyro, ar kažkurio girtuoklio gatvėje. Ir pas yra nedidelė neigiama energija, tarsi gyvsidabrio rutulėlis. Ir tam tikrų momentų, sakysim, kažkokia moteris vardu Daleva, kaip aš, dar labiau kažko nemėgsta ir pas jai yra didesnis. Tas vibracijų dažnis, jinai gali sutraukti į save, tas dažnis pasidarys toks didelis, kad pereis į tą pusę ir pakils ranką su peiliu. Mes nesuprantam visumos principo. Antras dalykas, liga visada gimsta čia. Kimiečiai pasąmonė vadino prieš tai buvusiais vandenimo, čia po to buvusiai. Nes vanduo yra pirminė stichija, kur generuoja visų kitų. Čia yra sėdi gloras, kuris prirais gloratinių kūnį. Gydytojai išoperuoja, ten tulžies puslė apendicito, voros toliau tūpi raudžia. Nes mes tos pusės savo minčių arba gyvenimo būdo dažnai nekeičiam ir iškvepiam bent jau negatyvumą, apkalbėjimus ir visą kitą. Ir tai sargina ne tik save, pirmiausia savo šeimą ir giminę ir taip toliau. Tai yra
būdas gydyti ligas, tai keisti mintis. Ir jeigu žmogus labai neturi jėgų, tai pakeisti yra ir rytietiški būdai, yra ir malda prašant pagalbos. Čia yra lygiai ta pati čiopta drama, parodant vidury ir jam ženklą. Ir Oksforde, kai sudėjo tas čioptas dramas po dvi, gaunasi, mums žinoma, permainų knyga, bet čia yra 64 trigramos, o 64, tas atsiverskit vidurinės biologijos vadovėlį ir pasižiūrėkit, ką tai reiškia genetika. 64 skaičių. Kuo yra 64 poros? Čia jau genetika. O kada aiškiau genetika? Va, matosi, jeigu yra 4 tos trigramos, kas čia pavaizduota? Čia paimta iš mokslinio žurnalo. Lizinas, asparaginas ir taip toliau. Kinai žinojo, kaip koduojami baltymai, kaip vyksta sintezė. Ir mes matom, kad baltymų pažaidai, o tai yra pačios sunkiausios lygos, kaip sakiau, onkologija, visa kita priklauso nuo mūsų mąstymų. O mūsų mąstymą kūrėm visi. Nors dabar labai individualizmas pabrėžtamas, aš daug rašiau straipsnių apie tai, kas yra dvasinė visuomenės sveikata. Kad mes tas akmuo, mano kolegė sakė, sukuria raibulius, jeigu nors vienas teigiama mintis paskleista, tai aplinkui daug žmonių pradeda kitaip galvoti. Mes visi esam visuma, bet čia ir parodyta, kad nuo dviejų jėgų jam ir vienybės mes prieinam iki mūsų DNR ir visų dalykų. Ir kad mes esam vienis, tai aš atskleisiu tą dalyką, kad iš kur aš dalis apmokienę gaunu apatiniam ratui. Viršutiniam ratui aš gaunu energijas iš kosmoso, už tai aš medituoju ir taip toliau tiem įprastiem kanalam. O šiaip yra 5 mūsų Žemės planetoje vietos, iš kur mes gaunam energiją. Pavyzdžiui, savo širdžiai ir plonajam žarnynui generuoja Afrika, tą bangos dažnį, jeigu mes sakom, man zinkas ta Afrika, aš geriu čia vandenį, tegu jie ten serga, tegu jie miršta, aš ten jums nepadėsiu, aš niekada nebūsiu sveikas. O vandens stichija generuoja Australiją ir vandeninį, ir ten jau pasikeitė ir taip toliau. Mes esam visuma. Jeigu mūsų Žemė po truputį užteršta ir žūsta, tai ir mes po truputį žūstam, nes bangos dažnis, ta energetinė matrica yra pirminė, jinai valdo visus metabolizmo procesus, aš jau kartuoju. Ir jeigu vandens stichija dažnis bus blogas, tai mes ir sirgsim jos ligomis, aš tuoj apie tai ir pasakysiu. Va, vandens stichija, kuri yra pirminė, tą ratą atgal truputį atsuksiu. Matot, yra vanduo, medis, ugnis, žemė ir metalas. Ir kiekviena jo stichija yra yin ir yang kanalai. Tai gyvybinė energija nusileidžia į vandenį ir mes mirštame, kai neišsenka. Gyvybinė energija išvaistome aistrų metu, kai per mažai miegame, jeigu gimėm po abortų. Ir gyvybinę energiją gaunam iš oro kvėpuodami, gaunam iš augalų adaptogenų, kaip želčienis, saralija, remanija ir kitų. Ir visada paimam iš prigimtinės energijos, kuri nusileidžia ir saugoma inkstų kanale. O skirsto nugara šlapimo pūslės kanalas, rodysiu vajonukėje, paskui ir diagramą, štai šlapimo pūslės kanalo masažas, o galbūt masažuotojai to nežino, tiesiog išmasažuoja nugarą ir mums daug geriau, nes geresnis energijos paskirstimas. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, kad va, pati pirma ta stichija valdo inkstus, kaulų čiulpus, visą kraujodarą. Aukštesnis jo lygmuo jausmai, reiškia, stichijoje yra ta pati či, kaip turinti 3 lygmenis, kaip aš kalbėjau. Tai yra atstovėjimas savo įsitikinimų ramybėje, neigiamas baimė, baimė atstovėti save, baimė elgtis teisingai. Baimė būti kitokiu, bet elgtis teisingai. Ir dabar labai padaugėjo kraujodaros ligų ir, kaip aš sakiau, dėl to, kad tas bangos dažnis, kurį mes gauname, kaip vandens stichija, mūsų šlapimo pūslės kanalo iš mūsų vandenynų yra pažeistas. Kai aš matuoju pulse tą vandens stichiją, aš aiškiai matau, kad visiems žmonėms yra pasilpusi.
Už tai mūsų dvasinė sveikata labai svarbi. Visos žmonių